Šventės dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti Leipalingio bendruomenės įkurtus gatvės kiemus, stebėti smagias sportinės pramoginės varžybas. Susirinkusiuosius pasveikino Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas ir jo pavaduotojas Linas Urmanavičius. Man atrodo, kad bendravimas tarp žmonių, tas dėmesio parodimas vienas kitam yra labai svarbus ir būtent tokios šventės, kada susirenka kaimų bendruomenės, gatvių bendruomenės, miestelio bendruomenės, kaip mes matome ir čia, yra atskiri kiemeliai, yra vaišių stalai, tas, kas gamina kažką, tai kas ką moka, čia demonstruoja, taip pat ir koncertas ir tiesiog vieta pabendrauti, susitikti. Labai džiugu, kad tiek Leipalingy, tiek Viečiūnuose tokios šventės yra organizuojamos ir kad žmonės jose dalyvauja noriai. Manau, kad viskas labai yra įdomu, ypač čia, kur kiekviena gatvė pasiruošusi, visi vaišina, visi labai linksmi, nuoširdus. O tas iš tikrųjų, tas nuoširdumas turbūt ir pavergia visus, aš manau taip. Jūs esate ir vietos veiklos grupės pirmininkas, tai ko gero su kaimo bendruomenėm tikrai bendraujat. Ar pakankamai aktyvios yra Leipalingio krašto bendruomenės? Kaip ir visos Druskininkų bendruomenės, neišimtis yra ir Leipalingio vietos veiklos grupės bendruomenės, iš tikrųjų labai yra aktyvios, tikrai dalyvauja daugelį projektų ir turi daug planų, daug įgyvendina ir manau, kad ir toliau su tokia pačia energija viskas vyks ir ateityje. Šventėje buvo galima įsigyti rudens gėrybių, ūkininkės Gražinos Auguvienės ūkyje pagamintų sūrių, paragauti išradingų gaspadinių paruoštų gardžiausių vaišių, pasivaišinti organizatorių siūlytą karštą sriubą. Tokie suėjimai, labai šaunu, labai smagu. Smagu sueiti su kasdieninėme gyvenime draugus, senus pažįstamus, ne kiekvieną kartą sutinki, pasimatai, o čia su šitam sambūrį susitinki senus bendradarbius, buvusius draugus ir tai yra labai smagu. Ar skaniai gamina Leipalingio gaspadinės? Labai. Tai išskirtinės gaspadinės Lietuvoje, turėčiau pasakyti. Labai skaniai gamina. Aš pakviesčiau paskiau prieiti, paragauti mano žmonos iškeptą pyragą. Į šventę atvyko ir svečių iš Veisiejų miestelio. Darbščiaus tautodailininkės demonstravo, kaip audžiamos tautinės juostos, kaip natūraliomis priemonėmis galima nudažyti siūlus. Buvo galima nusipirkti šiltų vilnonių kojinių, pirštinių, kitų grožybių. Pradėjau dažyti siūlus, kada atsibodo visi turkiški siūlai. Pradėjau dažyti vilnonius, naminius siūlus augalų ištraukomis. Šiandien dažau su tagetėmis. Prisiskyniau žiedų ir gaunasi labai ryškiai geltona graži spalva. Ar patikimai nusidažo spalva ir ar išskalbus, tarkim, jinai nenublunka? Ne, kadangi prieš baigiant dažant pilu acto ir druskos. Tai ta spalva įsitvirtina ir galima skalbti ir jinai nenusiskalbia. Ir kokiosgi dar gėlės ar kiti augalai būtent irgi tinka siūlų dažymui? Dabar jau esu prisirinkus labai daug ir prisidžiovinus bruknių, mėlynių, pilkos samanos, viržių. Labai daug turiu žiedų. Aš audžiu juostas, jau 50 metų kaip audžiu ir noriu išmokyti ir jaunimą. Dalyvauju pleneruose, dabar Rudaminoje buvome. Ir audžiau juostą ir išmokinau mergaitės, dvi mergytės išmoko ant knygos. O raštai yra daugiausia liaudies raštai, kad pėdėlės, rombai, kryžiai, kurie simbolizuoja atskirą prasme. Eglutės, laimės, žalčiukai, lietuvių liaudies nuo seno lydimi. Ir taip aš juos ir kloju į juostas. Ar nori jaunimas mokosi austi? Yra žingeidžių, ne taip jau daug, aišku, bet atsiranda dabar, labai atsiranda, kadangi nori, ir aš pati noriu labai palikti tą palikimą, ir tie vaikai jau yra linkusių tokių. Ir labai džiaugiuosi, kad dar galiu dirbti. Renginio dalyvius linksmino Jaskonių Naujasodės kapela Malūnėlis, o vėliau liūdėti neleido Simonas Donskovas. Renginio organizatoriai Druskininkų kultūros centro Leipalingio laisvalaikio salė, Leipalingio seniūnija ir Leipalingio miestelio bendruomenė.